rytas, gera diena, važiuoju apsipirkti valgyti, šiandien vėl antradienis ir maistą apsipirkimo diena. Atsikėlus nuo po 4:20, nes atsiminiau, kad šeiminėlį reikia iškepti kokį pyragėlį, bet ar kažko padaryti valgyti vakar. Patingėjau, išėjau anksčiau miegoti, tai šiandieną kėliausi anksčiau, kad pagaminti. Dabar užėsiu iki naktinio turgaus, yra po 6, tikiuosi rasiu kažką gero ir didmenos skyriui ir naktiniam turgui. Taigi važiuokime, draugė. Žinokit, fainai radau tą ūkininką, bet nenufilmavau, ką įsigijau vien dėl to, kad važiavau iki tos didmenos skyriaus ir buvo labai dar tamsu. Tai dabar einame pažiūrėti, kągi nusipirkau iš didmenos ir iš ūkininko. Taigi, nusipirkau 8,5 kilo kopūstai, tai tiesiog 2 kopūstai, bet tiek svėrė. Yra saldi bulvė, svogūnas, morka, burokėliai ir dar kažkas ten buvo, man atrodo, o gal dar ne. 2 rauginti kopūstai tie skanūs. Tada pirkau spanguolių dideliai, žemės riešutų, tada yra pačioj razinos, saulėgrąžos ir dar turėtų būti ten toli pasislėpus kilmą. Toliau įsigijau pekino kopūstą, čia rūkolos, tada dar yra tenai nerauginti agurkai, žodžiu, ir kiviai, ir dar naktinio turgaus įsigijau paprikų dėžę. Apsipirkau urmę, kaip matėte, iš tikrųjų biškį sušalau, tai atvažiavau į promo, dabar įsigyti avižinių, gal bus grikė, netyčia nuolaidą, ar pupelių dar turiu, grikio būtų super, taigi atvažiavau, tikiuosi rasiu avižinių ir tada važiuosim toliau. Dabar yra dar tik 7:30, iš tikrųjų anksti, bet šaltoka, tai nežinau, gal važiuosiu iki ofiso, nes norėčiau dar iki Tūliko nuveiti. O čia urme, vis tiek svetimas tualetas, o savas mielesnis, tai einame į promą. Jau su avižiniais einu mašiniuką, važiuosim dabar iki ofisiuko, jaučiu gerti kažko šilto, nes tikrai vėsoka ir jaučiasi drėgmė ir tikrai, nėra labai šilta, tai reikia sušilti. Aš iš tikrųjų dažnai džiaugiuosi, kad ofisas yra labai netoli urmo ir galima, jeigu sušalė ar tualetą nori, ar dar kažkas, gali atvaryti, pabūti, tai atvariau į vyrelio ofisą, galvoju, tingiai iki 2 aukšto eiti. Žinėjau vieną pyragėlį. Šiaip šitie austriukai labai yra patogus, įsidėti įvairius užkandžius. Iš tikrųjų vyrelių yra įdėta, toj parodysiu kas, jisai užmiršo suvalgyti, bet dėžutę paliko ofise, tai tuo atnešiu ir parodysiu. Taigi vyreliui, net iškrito. Yra įdėta mano džiovintų bananų. Jie iš tikrųjų neestetinio vaizdo, bet labai faini ir dar yra žemės riešutų, kurie po bananais paslėpia. Tos dėžutės iš tikrųjų man labai patinka, gali įsidėti užkandžius, gali įsidėti niekučius, įsidėti, paslėpti kokius pinigus, kai važiuoju į kelionę ir taip toliau. Žodžiu, labai geras. Aš turiu iš tikrųjų tokią žalsvą su T raidė pervarę naują logotipu, tai jeigu norėtumėt, kainuoja 5 eurai, tokia dėžutė vieta 6. Tai jeigu norite įsigyti, parašykit. O aš einu tą, kur vieną pyragėlį įsidėjau, šiandieną kepiau, paskanausiu. Šį kartą dariau su spanguolėm, kurių nelabai iš tikrųjų matosi, avižiniai, bananai, tiesiog paprastai ir skaniai. Ir dar, kaip visada, termosiukas su RAF tuo 5 laipsnių temperatūros vandenį. Labai patogu gerti, liežuvio nenuteikia ir visada turi šiltą vandenį. Tai mano mylimiausias šitas termosas, iš tikrųjų daug gyvenimo matęs, nors neturiu jau labai ilgai, gal kokius porą metų, bet jau toks, nudaužytas, nes tiesiog eini, iškrenta iš mašinos, pavyzdžiui, vaikai nudrebė ir taip toliau, bet, žodžiu, temperatūrą reikiamą palaiko tobulai. Tai paskanauti ir tada jau važiuosim į Maksimą ir į Lidlą. Važiuokime draugė su manim ir toliau. Taigi jau apsipirkau Maksimoje. Nusipirkau sluoksniuotos tešlos. Šiaip labai retai, kada mes valgome tuos miltinius gaminius, nes germaniukui netinka, tai nevalgom, kad vaiko nenervuoti, nes jam kai netinka, tai nusipirkau sluoksniuotos tešlos, jeigu kada norėtum įsikepti kokių pyragėlių, tai bus iš ko. Dar buvo... Atsimenu, ką norėjau pasakyti. Atkreipiu dėmesį, kad Maksimo ir kitose prekybos centruose būna taip, kad tu
tiesiog turi pirkti 2 gaminius, kad gauti nuolaidą. Tai yra, nerealus marketinginis triukas. Vietoj 1 grikių reikia pirkti 2 grikius, tai yra 2 grikius tam, kad nuolaidą tą gauti. Tai žodžiu, nusipirkau grikiai buvo su nuolaida, prieskoniai buvo su nuolaida, taip pat prisipirkau prieskonių, nes, fainai, kai jų yra ir būna daug skaniau maistą pagaminti. Buvo, einant galvojau, reikėtų gal paimti veganišką majonezą, žiūriu su nuolaida, bet galvoju, 3 eurus už tą induką mokėti, visiškai nesąmonė, geriau jau pasidarysiu su alyvuogių aliejum kokį padažiuką ir bus daug skaniau ir sveikiau negu tas majonezas. Tai žodžiu, prisipirkau visko, dabar važiuosim iki Lidlo apsipirkti, valgyti. Pomidorai iš tikrųjų urmino 2 eurų kainavo už kilogramą, dėžės nebenorėjau pirkti, nes 6 kilai, 2 eurai, tai vadinasi 12 eurų už dėžę, biški gaila pinigų, geriau aš alyvuogių aliejaus nusipirksiu. Ir pagalvojau, kažkur kitur nusipirksiu tų pomidorų, tai Maksimoj nelabai tokie patiko, tai tikiuosi Lidle bus kažkas gerai. Taigi važiuokime iki Lidlo dabar kartu. Jau ir apsipirkau Lidle, nusipirkau alyvuogių ir česnako nemažai. Nes prieš kelias savaitės darė mano princesė alyvuogės, ten belia kaip skaniai, tai sakiau, reikia būtinai, kad jin vėl man pagaminti ir gal netgi receptą šį kartą nufilmuosim, nes pirmą kartą, kai bandėm, tai tiesiog bandomasis būdas buvo, ar buvo skanu, ar neskanu, tai žodžiu, belia kaip skanu, labai patiko, tai nusipirkau velšno. Alyvuogių aliejus tas geras, tikrai rekomenduoju pirkti. O ką daugiau? Nakšosinį popierį nusipirkau, nes aną kartą, kur pirkau, buvo toks prastokas, tai jaučiu išvešiu gal į ofisą ir tenai susinaudos kur nors, o tą gerą reikia parsivežti namo. Dar ką nusipirkau? Avokadų, nes labai noriu pasidaryti salotų ir buvo pomidorai. Pomidorai kainavo 1,99 €, bet kadangi čia galima atsisverti tiek, kiek nori, tai žodžiu pirkau. O šiaip kainų iš tikrųjų neatsimenu tą, ką pirkau nei urme, nei kur, nes kainos yra dabar didesnės negu buvo. Tai žodžiu, reikia žiūrėti, ką perki ir kokiamis kainomis. Tai viskas, toks tas mainomais apsipirkimas, važiuoju pasimti germoniuką, susitalpinti šitą mažą mano lūpytę, pasisodinti vaikelį ir važiuoti namo jau jį migdyti. Tai viskas, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti, nes palaikymas labai svarbus. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitose video. Priminimas jums, mėlyjeji, kad aš laikau Tupperware Vensmartuose vaisius ir daržoves. Tai jeigu norite išlaikyti vaisius ir daržoves daug ilgiau, tai nuoširdžiai rekomenduoju įsigyti tokias dėžutes. Jeigu norite įsigyti su nuolaida, parašykite, aš jums tikrai surasiu kažkur pas kolegės paslėptas akcijinė kaina. Tikrai geros ir rekomenduoju.